Turime tokį komplektėlį. Komplektėlį sudaro vartų imtuvas, išorinis imtuvas, kuris gali priimti daugiau negu 30, arba geriau pasakyti, apie 30 vartotojų, tai yra pultelių. Jis yra vieno kanalo, dažniu 433,92 MHz. Jis gali priimti visus keilo kodus, tai yra visus kintamus kodus. Tai dabar pajungiam kaladėlę, paduosim elektrą ir dabar parodysiu, kaip reikia priešti. Kol kas matom, šitas pultelis neveikia, tai reikia paspausti mygtuką, išgirsim vieną signalą. Paspaudžiau mygtuką, išgirdau signalą, tai reiškia imtuvas priėmė tą signalą, dabar jis apdaros kažkur apie 15 sekundžių ir po to galima jau naudoti šitą pultelį. Tai žiūrim dabar. Tai pultelis veikia. Dabar, jeigu iš eilės reikia padaryti, šitas pultelis kol kas neveikia. Dabar pabandysim iš eilės pririšti keletą pultelių. Vėlgi spaudžiam mygtuką. Vienas. Taip, ir dabar palauksim vėlgi tos 15 sekundžių, kad signalas būtų apdarotas ir po 15 sekundžių jau galime tikrinti. Taip, dabar puikiai veikia. Dabar tokios antenytės štatinės yra, tai tiesiog jos visada reikia išvynioti. Ir jeigu mažai tos antenytės, galima pastatyti tokią profesionalią anteną. Dabar parodysiu kokią. Antena gera atrodo taip, kaip mes matom. Jeigu mažas nuotolis, tai pakankamai tam prijungti ir nuotolis dar padidės. Bet reikia pabrėžti, kad nors šitas imtuvėlis yra mažas, bet iš tikrųjų nuotolis yra didelis, nes jis nepriima kažkokio pašalinių tų trikdžių.